Sveiki visi. Tai su jumis yra Eimantas. Tai šiandien mes pabaigėme čia. Tai žodžiu, to jau Hebą aš pareisiu, nes čia biškį reikalų yra. Nieko neplanuosimės, eikit šalin nuo durų. Pavargau, gal visgi jau pavežt nori? Ne, pats norėjai eit. Kurmi taip toli, eik tu savo. Kada ištvermėjai yra gerai. Kaip čia viskas apaugė. Oi, Hebra. Kaip svetingai atrodo. 3-4 antkapiai. Na, zdorova. Sveiki. Sveiki, ar jūs esat vaiduoklių medžiotojai, kurias skačiau? Надо būt, žiūrint, ko reikia. Dėl 600 rublių kepalo su dešra. Aš žiūrėjau, čia pas jūs draugas galvą pametė kažko tai. Oi, tai čia tikriausiai nedašėjus. Saldainių vat padėjau, pavalgyt saldainių, bet nevalgyt, tai tikriausiai nutėsi. Tai kaip iš to pasiekti, jis prirakintas, o kitam gale kiemo padėjęs su saldainiu. Nu tai, žiūrėsiu, tai prirakintas, tai o gal ir turi, aš tiesiog neatsimenu. Prašau, užeikite į vidų, pasikalbėsime apie mano namų problemą. Prašau, atsisėskite. Kalbėsime. Ponas senelė, atsisėskite čia. Tai man 9 valandą atsikelsiu ryte. Kokia 5 gal? Nes dar video reikės pafilmuoti ryte. Tikrai dar nieko nėra mokykloje, jokių vaikų. 5 ryto. Gal ir buvo. Ten tų debilų vaikų. Prie mokyklos. Vaistas dingsta, žodžiu, atsikidu, aš pasisuoju, aš atsikeliu, sakai, šlapom padarom ir tokiam dienom, ir kartais parūdėjo, tai tokios problemos visokios yra. Aš ir šitokios konjakinės. Konjakinės dar, tai tikriausiai, kad vaiduoklė. Jūs mane nejaučia, kad jums atviskurumbiškai bėga. Aš turiu labai seną, turiu genetinę ligą, kur nejaučiu skausmą išvistis. Давай, šalti. O, bliamba. A, tu atlaikė? Atlaikiau. Tai, palauk, tai ką jums reikia dabar žaisti? Reikia išvalyt, galima susurinkti, kaip jūs sakau. Galima šitas duris pakeisti. Bet kad, žodžiu, jų neliktų, aš jums atstatysiu. Ne, aš man kalbas turėsiu, tai 3 aukštai, labai didelė kvadratūra, reikės šventi, pakviesti, supraukti, kaina kyla 3000 dolerių padavimas ir žinos visą namą. Čia nenormalios duris. Tai palkalas labai skaniai atrodyti. Šita kėdė vaiduokliai ant jos visada sėdi kiekvieną naktį ir vakarą. Tai todėl aš ant tos kėdės vakare aš ją išmetu į lauką. Suprantu, kur sklypi ten duris.
Tai taip, Chebra, čia yra gražu labai. Nu, ir man tai čia yra labai gražu. Nu, jeigu jums negražu, tai kas jūs esat per žmonės? Jeigu jums yra negražu, kas jūs esat tada per žmonės, ką? Čia yra labai gražu. Nu, Chebra, parašykit man į komentarus. Čia yra gražu, ar aš čia specialiai dėl grožio čia dariau. Arba dėl malonumo. Stalą sugriaužė. Čia virški netyčia. Tai tu nevalgyk, viešk vis reik parduot paskui. O tai sakysim, kad vaiduokliai suėdė. Vaiduokliai suėdė. Tai sakysim, kad vaiduokliai suėdė, bet mes jau būsim pardavę viską senai. A, mes kaip parduosim, vaiduoklius išvarysim iš namų. Namo nebeliks. Tipa, jeigu mes nebeliks, tai vaiduokliai nebeliks. Na, tai mes dėl to... A, ne. Ne. Bet nuo grindų, visų pirmiausia, tas grindis išnešam rezultatą parduotuvės. Nešam mūsų tyrimą, nemažai šūdą bus, bet mes čia spėsim bent jau. Tai jis čia sakė, o, ne, vėl dušas. savaitgalį, man rodos, minėjo. Aš Chebra labai tingiu dušą daryti. Suprantat, kaip sunku yra tą dušą daryti. Galėtų dušas ir nesidaryti, galėtum tiesiog atsinešti čia. Galėtum. A tai palaukit, ir ne Helovynas. Ir aš taip padėjau tulką. Turi būti tulkas, va, ant žemės. O gal dusit ir man iššaukt? Ir man? Oba, čia labai... Ne, čia vanduo. Bet tai kaip vandenį geria. Ir tau vanduo. Vienas paieškos geros procentų. Reikia 100%. Atsargiai labai gili duobė į pragarą. O kas vizito pas šėtoną? Aš žiūrėkit, aš šitą radau 100%, reik pažiūrėt tas bus. Tau reikėjo negert. A, da liko biškį ten. Pasigersi. Kas žinai, aš tai lova.
žiūrėkit, langas tiesiog išdužo langas. Vaiduokliai. Ne, kokį vaiduoklį, per daug persimėgai. O tai kur čia praėjimas dingo, čiagi buvo? O buvo turis. Girdėjai? Einam. Žiūrėkas su vagia be manęs. Taip, gan gilokas, čia gal irgi šulinis į pragarą. Ne, taigi matai, vanduo matosi. O ten namie yra vaiduoklis. Ten buvo. Chatoj. Aš mačiau chatoj vaiduoklį. Ir čia kaip per vaiduoklį. Jis jau šičia kabėjo. Apgaudinėjo mane. Nu, čia buvo. O kas čia? Tokio. O čia apačia kažkoks praėjimas. Man tai čia išmokti, aš ne juoda. Jūs gal ir išgirdęs. Čia gal ir rusys, ne? Čia žiūrėkit, kaip Christmas. keli narvai. Kanavimas toks. O, pridėta. Vaisiu. Man tai pasirodė, kad praėjimas įdingo, kur susidarė. Ne, tvarkinga. Nu, tada ten lyg praėjimas, čia man akise gliečia. Aš kažkaip pažodžiu, kad čia kažkas yra paslėpta. Už šitų lentynų tikrai manau kažkas gali būti. Čia va tokia siena lyg būtų nauja paslėpta. Kažkoks keistas garsas. Žinau, lyg siena būtų neseniai pastatyta, nes važiuoju, kad tai iš kažkokių tai, o va čia tai medis. Ką darom? Lupam lentas. O mano gal pastuk šitą visą šitą iš šalia. Šis seifas kažkoks. Kasgi čia tokio? Seifas Rusija. Ką iš čia tokio galėtų slėpti, a? Nežinau. Pažiūrėsiu, gal prašaut pabandyt. Tai matau, nieko nesiga. Nežinau, nepavyks per stipris metalas. Reikia gal vaiduokliai pasikviest, kad padėtų? Vaiduoklį. Nu, tai vaiduokliai jie kilai palenda, iš kitos pusės darytų. Nėra tų vaiduoklių, nelabai apie ką mes šnekam. A tai pala, pradėti Man atrodo, milsim šitą visą auksą. Ką jie čia daro? Tai ką, jie nuo mažiausio ar nuo didesnio? Tu savo skėps. Uždarė skėps duris. Galėjo skirti seifo duris. Pabėgs bombų, tai ką daro. Aš žinai, ką aš vieną iš draugų irgi pasiimsiu, va prisiminimai, man tai nežinau. Šitą tai Bibliją. Už lentynų čia yra buvo kažkoks sprendimas, da. Gal tas trečias aukštas, nes mes tai Užriaušiu sieną. aš žodžiu nesigeriu ir einu pagalvoti. Pats ir atsidarys. Gerai, palauk, žvakę uždėsiu, kad tamsu nebūtų. O, ten gava, mėgo. Patikėk, suveiks šitas metodas. Kas vyksta? Ko tu čia taip garsiai? Kad jau pramiegojom, ko? Žiūrėk, sakiau atsidarys. Tai ką, einam į kiemą, nešam auksą, dar paskui tą trečią. Na tai, čia baigime. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Eimantas. Na, viso gero.